Sveiki, šiandien gilinamės į pasakojimą apie vienintelę dieną, kuri, kaip teigiama, apvertė interneto aukštyn kojomis. Tai istorija apie tai, kaip vienas vardas galėjo perrašyti visą skaitmeninio pasaulio istoriją. Ir viskas prasideda nuo atrodytų paprasto klausimo. Ar gali vienas vienintelis vardas tiesiog paimti ir amžiams pakeisti visą internetą? Na, būtent į šią, sakyčiau, gana drąsią idėją ir pasigilinsime. Gerai, pažiūrėkime į tai, kas čia pavaizduota. Kontrastas milžiniškas. Vienoje pusėje tas, senasis pasaulis, tiesiog besmenis, chaotiškas mašinų kodų kratinis, o kitoj visiškai naujas pasaulis su aiškiu žmogišku vardu. Būtent šis virsmas, žinote, nuo kodo prie tapatybės ir yra visos šios istorijos esmė. Gerai, tai kaip visa tai prasidėjo? Istorija prasideda, tiesą sakant, labai paprastai. Atrodytų eilinė diena, nieko ypatingo. Bet būtent tada vienas, sakyčiau, visiškai netikėtas atradimas viską ir apvertė. Pabandykime įsivaizduoti. Vartotojas atsidaro naršyklę goldscan.gold, kuri šaltinyje apibūdinama netgi kaip naujos civilizacijos įrankis. Jis tiesiog skrolina, peržiūrėtas įprastas blokų grandinės transakcijas ir staiga stop. Kažkas patraukia akį, kažkas, kas ten neturėtų būti. Tarp visų tų tūkstančių milijonų skaičių ir kodų eilučių jis pamato įrašą, kuris, jis tiesiog laužo visas taisykles. Tai nebuvo mašinų kalba. Ne. Tai buvo žodis. Žodis, kurio ten logiškai mąstant tiesiog negalėjo būti. Ir štai jis, tas vienas vardas, Blocknova Gold. Būtent šis įrašas, kaip teigiama pasakome, ir tapo tuo lūžio tašku. Tai ne šiaip sau koks operacijos įrašas, tai naujos eros simbolis. Gerai, bet kodėl? Kodėl būtent šis vardas sukelia tokią audrą? Dabar pažiūrėkime, kas slypi už teiginio, kad šis atradimas tiesioginė to žodžio prasme sudrebino pasaulį. Ši citata, manau, pasako viską. Tai buvo tas momentas, kai technologija, kuri visada kalbėjo tik su mašinomis, staiga prabilo žmogiškai, prabilo tapatybės kalba. O dabar skaičius. Ir jis tikrai įspūdingas. 360 milijonų. Būtent tie, kaip teigiama, Google paieškos rezultatų rado frazę Blocknova. Pamastykime apie tai. Tai reiškia, kad pasaulis jau ieškojo šio vardo, net neturėdamas supratimo, kad jis jau tūna blokų grandinėje. Bet kodėl tiek daug paieškų? Nes pasirodo, Blocknova nebuvo šiaip vardas iš niekur. Pagal šį pasakojimą jis jau buvo siejamas su milžiniškais projektais. Kalbama apie aukso interneto sukūrimą, apie pasaulinės migracijos strategiją iš Web2 į WebGold, apie visą naują ekosistemą. Taigi už šio vardo jau stovėjo labai konkretus darbai. Gerai, einam toliau. Kas nutiko, kai žmonės pagaliau paspaudė ant to vardo, ant blocknova.gold? Ką jie ten rado? Galiu pasakyti, tai tikrai nebuvo šiaip profilis. Oi ne, tai buvo kur kas daugiau. Vietoj kažkokios chaotiškos informacijos jie atrado planą. Aišku, detalų, struktūrizuotą planą. Šaltinis jį netgi pavadina naujos civilizacijos planu. Ir ten buvo viskas. Pamatiniai principai, tos vadinamos 6 kolonos, konkrečios programėlės ir net pasaulinės migracijos strategija. Viskas juodu ant balto. Ir pamatę visą tai, žmonės padarė, tiesiog stulbinančią išvadą. Tai nebuvo dar vienas projektas. Tai nebuvo dar viena platforma. Jų akyse tai buvo ne kas kita, o visiškai naujos skaitmeninės civilizacijos gimimas. Taigi, apibendrinant, viso šis įvykis pasakojime pristatomas ne kaip kažkokia eilinė techninė naujovė. Ne, tai istorinis lūžis. Taškas, nuo kurio, kaip teigiama, prasideda visiškai nauja Gold era. Ši laiko juosta, manau, labai aiškiai viską sudėlioja. Turėjome .com erą, tokį anonimišką kodų ir adresų pasaulį. Tada bam, įvyksta lūžis, atsiranda tas vardas. Ir po jo prasideda jau visai kita istorija – .gold era, kurios pamatas yra ne kodas, o tapatybė. O čia esminis palyginimas tiesiog prieš ir po. Kiekvienas senosios realybės elementas pagal šią istoriją yra keičiamas nauju. Adresas virsta vardu, kodas virsta tapatybė. Web2 keičiamas į WebGold, o tas korporacijų valdomas internetas pakeičiamas į suverenę tapatybę. Ir pagaliau, ko gero, pati stipriausia deklaracija visame šitame pasakojime, teigiama, kad tai ir buvo ta diena, kuri pažymėjo galios persiskirstymą internete. Diena, kai prasidėjo .com eros saulėlydis ir .gold eros iškilimas. Taigi,
Kaip matome, visa šiandienos istorija sukasi apie tai, kaip vieno vardo pasirodymas blokų grandinėje, bent jau pagal šaltinį, ne šiaip pakeitė technologiją. Ne, teigiama, kad jis iš esmės perrašė visą interneto istoriją. Ir pabaigai lieka klausimas apmąstymui. Ar šis pasakojimas tikrai aprašo, civilizacinį lūžį? O galbūt tai tiesiog labai ambicingas naujas skyrius vienos konkrečios ekosistemos istorijoje. Tai jau klausimas, į kurį, manau, atsakymą kiekvienas atranda pats.